Nieko čia labai įdomus mano istorija. Mano tėtis yra otorinolaringologas. O kaip širdžiai mieliausiai tapo nosis? Nosis yra mūsų pagrindinis filtras, pagrindinis oro padavėjas. Nosis apdirba tą orą, kurį mes gauname iš aplinkos ir jau pateikia mūsų kvėpavimo takams. Sloga tai dažniausiai yra virusinis peršalimas, kuris prasideda nuo nosies arba gali prasidėti ir nuo gerklės skausmo, perštėjimo ar ne vėliau pereiti į nosį. Jeigu žmogus žino, kaip tą ligą gydyti, jisai serga sinusitu gana dažnai ir jisai turi priemonės tam sinusitui pirminiam gydymui pats savo suteikti, tai jis gali pradėti gydymą ir pats ir pastebėti kelias dienas, ar gydymas veikia, ar gydymas neveikia. Jeigu jis neveikia, tuomet tikrai rekomenduočiau kreiptis į specialistą. Sveiki, mėly Vilnelės klinikų sveikatos virtuvės klausytojai ir žiūrovai. Klausykitės mūsų YouTube kanale ir Spotify ir nepamirškite prenumeruoti. O šiandien mes kalbamės su gydytoju otorinolaringologu Mantu Balseriu. Sveiki, Mantai. Sveiki, tai malonu. Pasikalbėsime apie nosį. Ir pradėti norėčiau visai ne apie nosį, o apie tai, kaip jūs nusprendėte tapti gydytoju. Nieko čia labai įdomus mano istorija. Mano tėtis yra otorinolaringologas, tai kažkaip, kai šeimoje ir namuose visą laiką sukosi tos temos, tai turbūt pasąmoningai taip gavosi, kad ir aš to pačiu keliu nuėjau. Iš tėčio daug patirties galiu pasisemti ir perimti ir kažkaip įdomu. Ar kritikuoja tėtis? Jau mažiau kritikuoja. Dabar jau galim pasišnekėti jau beveik kaip lygu su lygiu. Aš taip galvočiau. Taip. Gal tėčio reikėtų paklausyti, gal kitaip galvoja. Kadangi jau visos šeimynos dinastija, otorinolaringologija, tai kaip jums pačiam dabar atrodo, kas tai yra per specialybė? Labai įdomi specialybė, apimanti labai daug sričių, daug labai galimybių iš principo, subspecializacijų, gali specializuoti ausyje, nosies chirurgija, ryklėje, gerklose, taip pat onkologija, vaikų ligos. Tai labai platu ir gali pasirinkti tai, kas tau širdžiai mieliausiai iš principo. O kaip širdžiai mieliausiai tapo nosis? Tėtis mano yra sinusų chirurgas, iš jo daug patirties perimta, daug atvejų nagrinėta dar kai buvau studentas, matytos tos patologijos. Tos sinusų operacijos tiek vyksta per ekraną, tu viską matai, gali žiūrėti ir mokytis tuo pačiu metu ir realiu laiku. Arba kartu ir įrašuose peržiūrėti. Tai tas mokymosi momentas iš principo yra gana patogus. Kodėl nosis apskritai tokia svarbi mūsų sveikatai? Nosis yra mūsų pagrindinis filtras, pagrindinis oro padavėjas. Taip sakant, pro nosį kvėpavimo metu oras yra sušildomas, drėkinamas, filtruojamas. Nosis apdirba tą orą, kurį mes gauname iš aplinkos ir jau pateikia mūsų kvėpavimo takams. Kvėpavimo per nosį metu anatominės struktūros fiziologiškai veikia, tai liežuvis pasitraukia šiek tiek į priekį, atlaisvina kvėpavimo takus ir to oro rezistentiškumas sumažėja ir kvėpavimas iš principo lengvėja. Tai va dėl to nosis turbūt yra svarbiausia. Plius tai yra filtras nuo virusų, nuo alergenų, dulkių ir panašiai. O kaip atpažinti, kad paprasta sloga, lygtai įprasta sloga jau tampa kažkokia rimta liga? Kaip tas perėjimas įvyksta į tą rimtą ligą? O čia tokios ribos aiškios ir nėra. Viskas iš principo persidengia. Ir ką mes vadiname sloga? Sloga tai dažniausiai yra virusinis peršalimas, kuris prasideda nuo nosies arba gali prasidėti ir nuo gerklės skausmo, perštėjimo ar ne vėliau pereiti į nosį. Ta sloga iš principo virusinė turėtų tęstis 5-7 dienas. Vėliau simptomai turėtų ryškiai pagerėti. Jeigu po 10 dienų simptomai negerėja arba kaip tik pablogėja, tuomet jau galime tarti, kad tai yra arba povirusinis rinosinusitas arba sloga, arba jeigu tai yra lydima aukštos temperatūros, karščiavimo, veido skausmo, pūlingo sekrecijos iš nosies, tai galime įtarti ir bakterinę netgi sinusitą tokiu atveju. Ir žmonės turbūt neturėtų patys gydyti šitos ligos, turėtų turbūt kreiptis į specialistus.
Jeigu žmogus žino, kaip tą lygą gydyti, jisai serga sinusitu gana dažnai ir jisai turi priemonės tam sinusitui pirminiam gydymui pats savo suteikti, tai jis gali pradėti gydymą ir pats ir pastebėti kelias dienas, ar gydymas veikia, ar gydymas neveikia. Jeigu jis neveikia, tuomet tikrai rekomenduočiau kreiptis į specialistą, kuris padėtų identifikuoti, ar tai yra ta problema ar ne. Ir jau paskirti tikslingą, tinkamą iš principo gydymą. O būna kartais, kad pacientai bijo apžiūros, bijo kreiptis, sako, skausminga labai. Mitų egzistuoja visokiausių čia. Tikrai taip. Anksčiau endoskopai būdavo stambesni, didesni ir jų vaizdas būdavo prastesnis. Dabar yra smulkus, lankstus, minkšti endoskopai, kur apžiūros metu kai kurie pacientai iš viso nejaučia jokio diskomforto. Jeigu jie jaučia kažkokį diskomfortą, pradžioje galima nosį šiek tiek nujautrinti, kad to diskomforto būtų kuo mažiau. Tai faktas, kad tų mitų egzistuoja, kai kurie pacientai ateina vyresnio amžiaus pirmą kartą pas lor gydytoją ir įsibaiminę, drebėdami, bet išeina su šypsena, nes tikrai ne taip baisu, kaip atrodo. O tiesa, kad otorinolaringologas gali ir be radiologinio ištyrimo daugelį ligų nustatyti? Dabar endoskopinis tyrimas yra iš principo auksinis standartas, diagnozuojant ir sinusitą, ir ausų patologijas, ir adenoidų hipertrofiją, užtenka endoskopinio ištyrimo dažniausiai, tam, kad pamatytum, kad ta liga yra. Kompiuterinė, pavyzdžiui, tomografija taikoma dažniausiai tik tada, kai jau planuojamas yra operacinis gydymas arba įtariame kažkokią komplikaciją. Kalbant su nosim, tai yra intraorbitalinės akies komplikacijos ar netgi ir smegenų labai retais atvejais. Tai kompiuterinė tomografija toks tyrimas, kurio reiktų nesišvaistyti, nes tai yra vis tiek apšvita. Tai galima praktiškai sakyti, kad jūs, pavyzdžiui, pas mus Vilnelės klinikų otorinolaringologo kabinete galite pilnai padėti absoliučiai daugumai pacientų, kurie serga tokia patologija. Čia turime ir lankstų fibroskopą arba lankstų minkštą endoskopą ir kietus endoskopus mažo diametro, kurie tikrai neskausmingai galima tikrai prieiti prie sinusų, natūralių angų, apžiūrėti jas, apžiūrėti nosiaryklę ir diagnozuoti ligą. O kokios tos ligos dažniausios? Visgi paminėjom šiek tiek apie sinusitą, apie slogą, kuri komplikavosi sinusų uždegimu, bet tų ligų yra daug, kurias jūs konsultuojat ir kas tas yra portretas to paciento, kuris atvyksta. Skundai dažniausiai tai yra jie tokie patys. Tai yra nosies užgulimas, arba vienpusis, arba abipusis, tai yra sekrecija iš nosies, arba užnosinis varvėjimas, tai yra kažkoks gleivių susikaupimas, ar gleivių krenkštimas, tai skundai dažniausiai yra panašus, bet reikia atskirti, ar tai yra ūminis, kaip ir šnekėjom, ūminė sloga, virusinė, povirusinė sloga, bakterinis sinusitas, kuris, aišku, tų sinusitų atžvilgių, bakterinis sinusitas būna tik tai pagal EPOS rekomendacijas nuo 0,5 iki 2% to tikro bakterinio susirgimo. Čia tos rekomendacijos tarptautinės? Tarptautinės rinologų rekomendacijos, taip. Aišku, yra ir lėtiniai dalykai, tai yra alerginis fonas, alergijos, nuolatinės, sezoninės arba epizodinės alergijos. Tai yra ir lėtinis sinusitas su polipoze, kai nosyje formuojasi polipai, tai yra bakteriniai odontologinės kilmės sinusitai, tai tų būklių yra pakankamai daug ir jas reiktų atskirti. Kartais gali būti ir kelios būklės vienu metu, tai yra alergija plus bakterinis sinusitas. Tai jas galima tikrai atskirti ir endoskopinis tyrimas tai labai pagelbėja šiais laikais. Pacientai dažnai nustemba, kai sako, aš koščiu, kodėl man tenka kreiptis į otorinolaringologą. Tai ir pasirodo, kad otorinolaringologas suranda kosulio priežastį, taip irgi nutinka. Tikrai taip. Tai, sakau, minkšto endoskopą mes galim per nosį apžiūrėti ir gerklas. Pažiūrėti balso klostės, ar ten nėra mazgelių, polipų darinių, ar nėra kažkokio dirginimo iš skrandžio, kaip gastroezofaginio refliukso, kuris irgi yra dažnas sauso kosulio sukėlėjas.
Taip pat ir užnosinio varvėjimo priežastis, kai nuolat varva gleivės, ypač nakties metu, kai mes seilių nerijame arba rijame retai, tos gleivės nusėda, susikaupia gerklose ir ryte pacientams reikia išsikosėti, išsikrenkšti, išsispjauti tas gleivės ir taip pradėti savo dieną, kiekvieną dieną nuo praktiškai to. Kaip suprantu, jūs susidurėt su labai dideliu spektru susirgymų. Iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie gydymo galimybės ir, gal pirmiausia pradedant nuo to, kokioj mes aplinkoje gyvenam, ar ne, pavyzdžiui, oras turi reikšmę. Kai kas sako, kad oras, peršalimai, virusai čia svarbiausios priežastys, bet kaip jums pačiam atrodo, ta aplinka, kokią įtaką turi nosies ligoms? Žinoma, kad tie oro pasikeitimai, tai yra, kai vasarą mes turim plus 30, žiemą turim minus 20, nosiai reikia adaptuotis prie tų oro sąlygų. Žiemos metu, ypač kai yra šildomos patalpos ir žmonės dažnai pamiršta apie patalpų vėdinimą, nosis išdžiūsta, nosies gleivinė išdžiūsta ir tada tie natūralūs apsauginiai nosies barjerai, jie pradeda veikti sunkiau. Kuo jie sunkiau veikia, tuo virusai, peršalimai gali prikibti greičiau, nes tas apsauginis mechanizmas nesuveikia taip greitai, kaip turėtų ir ligos gali užsitęsti. Jeigu, sakysim, mes jau turim susirgimą, tai dažniausiai jūsų sprendimai, sergant šitą patologiją, kokie yra? Medikamentiniai ar chirurginiai? Chirurgija visada dažniausiai yra paskutinis etapas. Visą laiką pirmiausia bandoma išspręsti problemą konservatyvių gydymų. Jeigu tai yra paprasta sloga, tai yra simptominis iš principo gydymas pirmas 5-7 dienas. Reikėtų nepamiršti paprasčiausio dalyko, tokio kaip nosies plovimas jūros vandeniu arba vandeniu su druska. Aišku, virinto vandens, tai labai padeda išsivalyti gleivėm, išsivalyti tiem pačiam virusam, alergenam, dulkiam ir visiems kitiem dalykam. Aišku, šioj eroje, antibiotikų eroje, antibiotikai yra vienas irgi iš gydymo metodo, aišku, irgi tai yra rezervinis metodas, tai reiškia, mes jį turėtume irgi netaikyti į kairę į dešinę. Tik tai tais atvejais, kaip ir sakiau, kai yra 0,5-2 procentai visų slogų atveju, tai yra reikalaujantis antibakterinio gydymo. Galima sakyti, kad per daug vartojama antibiotikų. Ne veltui turbūt, kad mediko praktikoje pratęsiant licenciją reikia 2 privalomų kursų per 5 metus. Tai yra pirmos pagalbos kursų ir racionalaus antibiotikų vartojimo kursų. Tai dažnai taip, antibiotikai turbūt, kad yra skiriami per dažnai. O hormoniniai inhaliatoriai dabar atėjo, jau nežinau, kuris laikas įsitvirtino praktikoje. Čia irgi yra daug įvairių tokių ir mitų, kartais yra didelė baimė, kad tas hormonas čia paveiks sistemiškai, aš čia sustorėsiu ar dar kas nors atsitiks. Ką jūs galėtumėt pasakyti? Tikrai mitas. Tie hormoniniai purškalai į nosį yra labai efektyvus būdas gydyti povirusinį sinusitą, rinosinusitą arba povirusinę slogą ir jų į kraujotaką patenka 0,01 procento pagal tyrimus. Tai jokio sisteminio efekto iš principo jie nesukelia, veikia tik tai nosies gleivinė ir gleivinės mažina paburkimą, sekreciją ir labai gerai padeda tom tokiam lėtiniam arba pusiau lėtiniam slogom gleiviniai susitvarkyti ir grįžti į savo bazinę tą padėtį, kuri buvo prieš susirgimą. Lietuvoje tai kas įdomu, jeigu hormonų, sakysim, galbūt tų inhaliatorių hormoninių bijo labiau, tai, sakysim, visiškai nebijo sutraukiančių lašų ir vartoja jos savaitėmis. Ką čia galima pasakyti žmonėms? Turbūt baimė yra dėl to, kad hormoniniai purškalai didžioji dalis yra parduodami su receptu, reikalingas receptas yra, o vaistai nuo slogos, sutraukiantis dekongestantai, jie parduodami be recepto. Tai žmogus, kai nesikreipia į gydytoją arba į gydymo įstaigą ir pats sprendžia savo problemą, vartoja tos vaistus ilgiau negu rekomenduojama, prie tų vaistų priprantama. Tai labiau reikėtų bijoti ilgo dekongestantų vartojimo sutraukiančių tų nosies gleivinę vaistų, negu kad tų purškiamų hormoninių vaistų. Aš kaip suprantu, ta problema aktuali ir ypač tarp jaunų žmonių, kurie piknaudžiauja netgi tai sutraukiančiais lašais ilgą laiką.
Faktas, ateina pacientų, kurie sako, kad aš 2-3 metus vartoju kiekvieną dieną, po 2-3 kartus per dieną sutraukiančius nosies gleivinę vaistus ir sako, aš jau nebežinau, ką daryti. Ir ką darot? Skiriam priešnuodžius, skiriam hormoninius purškalus, nosies plovimą ir, aišku, edukuojam pacientą, kad kažkiek reikės ir pakentėti, nes kad pakeisti tos vaistus, kad grąžinti tas fiziologinius nosies mechanizmus, reikia truputėlį laiko. Tai per vieną dieną tai nepavyks to padaryti. Nes ką daro tie dekongestantai? Jie sutrikdo fiziologinius nosies ciklus. Nosis veikia taip, kad kas 2-7 valandas keičianti šiek tiek geriau kvėpuojanti nosies pusė. Tai yra fiziologiškai taip. Kol viena pusė nosies praleidžia daugiau oro, kita pusė šiek tiek užsidaro, regeneruoja, susidrėkina ir pasiruošia savo pamainai. Ir kas 2-7 valandas jos keičiasi. Kai mes purškiam dekongestantus, tos sutraukiančius nosies gleivinę vaistus, mes purškiam į abi nosies landas, reiškia abi nosies pusės tuo pačiu metu veikia maksimaliu pajėgumu tuo metu. Ir po to, kai vaistų poveikis pasibaigia, jos abi dvi užsidaro. Ir tada tas poreikis jisai kaip tik dar labiau padidėja, nes abi pusės nebekvepuoja, mes norime kvepuoti per nosį. Kai kurios žmonės tai labai vargina. Vieni žmonės yra pripratę prie to dalinai burninio kvepavimo arba apsunkinto kvepavimo per nosį. Kiti, būtent tie, kurie yra pripratę prie gero pastovaus kvepavimo per nosį, jie dažniausiai ir vartoja tos dekongestantus dėl to, kad juos tai labai vargina. Tai va, mėly žiūrovai ir klausytojai, prenumeruokite Vilnelės klinikų sveikatos virtuvę YouTube ir Spotify ir tikrai galėsite išgirsti dar geresnių patarimų, ką reikia daryti ne tik iš Manto Balcerio, bet ir kitų specialistų. Na tai iš tikrųjų, mes čia pradėjom kalbėti apie nosį ir vieną tokią temą, kuri labai aktualizavo tą nosį, tai buvo COVID pandemija visgi. Tai yra kvapo praradimas ir tikrai daugeliui buvo šokas paaiškinti, kodėl tai vyksta, kaip tai vyksta, kodėl tai yra simptomas, bet šiaip kiek jūs susidurėte apskritai su uoslės problemom kaip specialistai? Gana dažnai, kadangi mano specializacija sinusai ir aš esu chirurgas, operuoju sinusus, o lėtinių sinusitų ir ypač su nosies polipozės sergantys žmonės dažnai skundžiasi kvapo susilpnėjimu, uoslės susilpnėjimu arba uoslės nebuvimu. Tai gana dažnai susiduriu su šiais pacientais. Bet uoslė toks dalykas, kur niekada negali garantuoti, kad uoslė grįš, netgi ir po operacijos arba ir po to paties COVID-o. Vieniems žmonėms uoslė grįžo pilnai, kitiems uoslė grįžo, bet jinai tapo silpnesnė, kitiems uoslė visiškai negrįžo. Tai ta uoslė toks dar nepilnai ištirtas sritis, kur trūksta, aišku, tų mokslinių tyrimų ir paaiškinimų, kodėl taip vyksta. Nes pagrindinės iš principo uoslės praradimo priežastis tai ir yra, gali būti potraumatinės, tai yra po traumų, po virusinės, neaiškios kilmės ir lėtinio sinusito arba obstrukcijos sukeltos uoslės nebuvimas. Iš tikrųjų jau keletą kartų mes taip probėgšmom paminėjom operacijas, tai gal norėčiau paklausti jūsų kaip tikrai operuojančio chirurgo ir gerai operuojančio, kaip iš tikrųjų pasikeitė otolaringologija, nes dažnai, žinot, būdavo girdima anksčiau, tai, nosies pertvaros problema, reiškia, sergu sinusitu, tai ten pramušė man, kad skystį nuleisti, reiškia kažką ir taip toliau. Bet ką jūs galėtumėt papasakoti apie tas endoskopinės operacijas, šiek tiek daugiau žmonėm, kad galbūt jie netiek baimintųsi, nes aš tikrai susiduriu su dalim pacientų, kurie sako, jau gal čia aš vėliausiai jau eisiu tenai pas tą, ypač vyresni, savo vaikus dar jie siunčia, bet vyresni žmonės sako, aš jau apsieisiu, gal kaip nors išgyvensiu, čia ne vėžys. Taip, operacijos iš principo gana dažnas reiškinys. Anksčiau, kaip jūs sakot, pramušė sinusą. Tai anksčiau, kai antibiotikai nebuvo tokie veiksmingi, nebuvo tiek jų rūšių ir paplitimo, tai pagrindinis sinusito gydymas ir buvo sinuso punkcija. Tai reiškia, sustoti adatą, praeiti per sinuso sieną ir jį išplauti.
Dabar su punkcijom susidurėm vis rečiau, vat ir kolegos net neseniai girdėjau, kaip sakė, kad prieš 20 metų kiekvienas lor gydytojas poliklinikoje po vos ne 20 kartų per savaitę punktuodavo sinusą. Dabar retas, kuris poliklinikoje iš viso tai daro, o mūsų netgi rezidentai, tai kai yra tik tai tokia procedūra kaip sinuso punkcija, tai visi rezidentai subėga pasižiūrėti, kas tai yra, nes tai tapo reta procedūra iš principo. Dėl to, kad dabar tai pakeičia operacijos ir endoskopinės operacijos. Jų tikrai nereikia bijoti. Endoskopas kaip tik jis leidžia kuo tiksliau pasiekti tam tikrą struktūrą, kurią reikia pasiekti, ją atverti, sinusą praplauti, išvalyti, identifikuoti, kas yra negerai. Ir tai tikrai nedaroma aklai, tai daroma visiškai prieėjus su endoskopu prie to, ką reikia gydyti. Dalis klausia, kas tas endoskopas apskritai? Endoskopas tai yra toks metalinis vamzdelis su kamera, su padidinimo stiklu, kurio būdu gali įlysti į nosį ir matyti tam tikras struktūras, kurias reiktų gydyti arba identifikuoti. Tai, sakau, yra jų skirtingų dydžių, skirtingų kampų, operacijos metu jos keičiame pagal tai, ką reikia matyti ir ką reikia daryti. O kas keičiasi endoskopinių operacijų pasiekoje? Kaip pakinta žmogaus gyvenimas? Žmogaus gyvenimas tik gerėja, nes operacijos tikslas ir yra gerinti gyvenimo kokybę. Tai su endoskopu gali tiksliai prieiti prie to, ką reikia pašalinti, arba ką reikia praplatinti, arba ką reikia operuoti ir ką reikia aptikti. Neoperuoja visiškai aklai, o tu turi visišką kontrolę ir visišką manipulaciją. Ar tai yra, kad ir tos pačios nosies kriauklės, kartais endoskopinio operacijų metu galima operuoti ir pertvarą, sinusus, kaukolės pamatą, tam tikrus net ir smegenų auglius endoskopų pagalba operuojame su neurochirurgais. Galima pasakyti, kad mes čia ne pernelyg daug nusileidžiam aplinkiniam šalim ir pagal kokybę ir ne veltui turbūt atvyksta tie mūsų tautiečiai iš Jungtinės karalystės ir kitų šalių būtent čia atlikti operacijas. Tikrai niekuo nenusileidžiam. Endoskopinė chirurgija esam tikrai gerai pasikaustę ir dalyvavom ir mes važiavom į užsienį ir kaip pranešėjai. Pas mus vyksta konferencijos tarptautinės su praktiniais kursais, tai tikrai lygis yra geras. Viena iš tokių dar procedūrų yra vadinama krioterapija ir dažnai pacientai klausia, kas čia per procedūrą ir ką jį gali padėti jam gyvenimo kokybės požiūriu. Taip, krioterapija tai yra tokia procedūra, kuri šaldomas audinys azoto dujomis. Tai yra netiesiogiai, bet per tam tikrus zondelius. Nepavojinga, tai yra minimaliai invazyvi procedūra, kurios metu šaldomas arba pogleivis, arba gleivinė, tos pačios nosies arba ryklės. Taip sukeliamos tam tikros uždegiminės reakcijos, kurių metu tas pogleivis jisai randėja, traukiasi, mažėja sekrecija ir gerėja kvėpavimas pro nosį. Gerai, gana išsamei turbūt mes pasišnekėjom apie chirurgiją. Dar norėčiau visgi sugrįžti į vieną tokią temą, kuri aktuali labai šeimos gydytojams. Tai yra knarkimas. Ir aišku, miego apnėja, knarkimas, nors tai nėra sinonimai, bet vis tiek susiję dalykai. Iš tikrųjų, kas tik negydo ir labai daug specialistų įtraukta. Ir čia tada klausimas dažnai iškyla, o prie ko čia otorinolaringologas šitoje vietoje? Tai kaip jūs atsakytumėt, kur čia jūsų vaidmuo? Nes tikrai problema yra aktuali ir tai lemia ne tik gyvenimo kokybę, bet ir širdies kraujagyslių ligų mirtingumą išvengiamą. Taip, tikrai miego apnėja ir knarkimas tai yra dvi skirtingos patologijos iš principo, nes nebūtinai, kai yra knarkimas, yra miego apnėja ir nebūtinai, kai knarkimo nėra miego apnėjas. Kuo mes susiję su tuo, tai faktas, kad obstrukcinė miego apnėja, tai reiškia, kai kvėpavimo takai obturuojasi, tai reiškia užsidaro miego metu ir oras nepatenka. Gaunasi, kad yra kvėpavimo pauzė. Žmogus kurį laiką, 10-15 sekundžių gali nekvėpuoti, kol smegenys duoda jau tiesioginį impulsą, prabudina žmogų ir žmogus tada
įkvepia to oro gurkšnį. Galima pasakyti, kad sukeliame deguonies badą smegenyse. Teisingai, deguonies badą. Taip, tai mes identifikuojame, kur yra ta obstrukcija, ar jinai yra, ar galime kažkuo tam žmogui padėti chirurgiškai, ar rekomenduojama žmogui, kaip jis savo elgesio pokyčiais galėtų pagerinti iš principo savo būklę. O knarkimas tai irgi yra problema, kurią dažniausiai sukelia virpantis minkštasis gomurys dėl turbulentiškai einančio oro srauto pro nosį, arba kai nosis yra užsukimšusi, uždaryta, žmogus kvėpuoja per burną ir jeigu pats pabandytume dabar, kokia yra fiziologinė liežuvio padėtis, kai mes esam išsižioję, tai liežuvio šaknis keliauja atgal, taip siaurindama kvėpavimo takus ir didinanti oro rezistentiškumą. Tokiu metu tos turbulentinės srovės labiau virpina minkštąjį gomurį. Jeigu mes kvėpuojam ir burna yra uždaryta, liežuvis prisispaudžia prie kietojo gomurio ir tuo pačiu liežuvio šaknis pasislenka į priekį, taip atverdama kvėpavimo takus ir mažindama oro rezistentiškumą. Tai reiškia, kad mažėja turbulentinių oro srovių ir tas knarkimas gali sumažėti. Chirurgiškai galima padėti tokiam pacientui? Ne visiems, bet daliai tikrai galima. Ir visų pirma, sakau, jeigu žmogus ateina pas mane su problema knarkimo, tai dažniausiai tai yra kompleksinė problema ir ją reikia tvarkyti lygiais arba aukštais. Tai yra nosies aukštas, ryklės aukštas. Tai pirmiausia, pirmas žingsnis tai yra atnaujinti arba užtikrinti fiziologinį kvėpavimą per nosį. Tai reiškia, jeigu yra iškrypus nosies pertvara, arba didžiulės nosies kriauklės, arba yra lėtinis sinusitas, mes jam galime chirurgiškai padėti, tai yra ištiesinti nosies pertvarą, pamažinti kriauklės, arba atlikti tą pačią krioterapiją, arba lėtinį sinusitą polipozinį operuoti, kad kvėpavimo takai pro nosį būtų praeinami. Visiems nėra vienodo sprendimo? Tikrai nėra. Reikalingas kompleksinis įvertinimas ir sprendimas. Taip. Ir kai užtikrinam kvėpavimą pro nosį, ir jeigu knarkimas jisai išlieka, nesumažėja ir jis toliau vargina, dažniausiai knarkimas ką vargina? Ne patį žmogų, kuris knarkia. Aplinkinius. O dažniausiai vargina aplinkinius. Tai dažniausiai žmonės dėl knarkimo kreipiasi ne patys, o pastumėti sutuoktinį. Tai jeigu tas knarkimas jisai nepagerėja arba nepagerėja tiek, kiek norėtųsi iki galo, tai tada žiūrim dar ir į ryklės aukštą, tai reiškia, ar yra neprailgėjęs liežuvėlis, ar nėra minkštasis gomurys atoniškas, kaip būrė minkštas, ar nėra didžiulės gomurio tonzilės, kurios irgi siaurina kvėpavimo takus. Tai galima tvarkyti ir dviem aukštais. Kartais tas knarkimas net ir ne nosį ir ne minkštam gomuriai gimsta, o tai yra ir gerklų problema, tam tikros struktūros užkrentant balso plyšio, kai raumenys atsipalaiduoja, raumenų tonusas sumažėja. Ir tas gali sukelti knarkimą. Tai ta diferencinė diagnostika ir, kaip sako, daug specialistų, bet daug gali būti ir priežasčių. Taip pat ir neurologai tyria, ir pulmonologai daro miego tyrimus, kad identifikuoti, ar tai yra obstrukcinė miego apnėja, jeigu kalbam apie miego apnėją, ar tai yra vis dėlto centrinės kilmės miego apnėja. Ta diferencinė diagnostika yra tokia sudėtinga gana, kompleksinė ir ne tik chirurgiškai reikia žiūrėti į tai, bet ir pačio žmogaus elgesį ir įpročius. O kokie gydytojai jūsų partneriai dažniausiai, kokios specialybės, kalbant apie šią temą, jūs komunikuojat tarpusavį, bendraujat arba siunčiat vieni kitiem? Faktas, tai kaip ir minėjau, ir tie patys pulmonologai gydytojai, nes vis tiek jie daro tas miego tyrimus, kuriuos mes jau po to ir jie vertina, ir mes patys vertinam, žiūrime, kiek yra tų apnėjų, hipoapnėjų miego metu. Taip pat ir gydytojai neurologai, jeigu mes įtariame centrinę miego apnėją, arba jeigu yra ir centrinė, ir obstrukcinė miego apnėja. Taip pat veido žandikaulio chirurgai, nes ne tik tai loro ir gerklės, ir ryklės operacijos gali padėti, bet tai yra ir kompleksinės žandikaulio operacijos, jeigu tai yra mikrognatija, kai apatinis žandikaulis yra labai mažas ir dėl to kvėpavimo takai yra siaurinami. Tai pagrindė komandinis darbas. Komandinis darbas. Faktas ir kad anesteziologai, jeigu jau reikia eiti operacinį ir padėti žmogui chirurgiškai. O jeigu mes truputį dar sugrįžtamėm prie tokios temos, kuri turbūt visiems aktuali, kiek jūs kaip otorinolaringologas
kalbate apie gyvenseną su pacientais? Arba, pavyzdžiui, kiek jūs duodate tam tikrų patarimų, kurie nėra susiję tiesiogiai su vaistais, bet su elgesiu? Ar tai turi kažkokią reikšmę nosies ligom, pačių žmonių elgsena? Aišku, mes palėtėm šiek tiek, kad aplinka kiek daug turi įtakos ir taip toliau, bet pati elgsena ir kartais gydymas tų ligų gali būti remtis kažkokiam fiziniam priemonėm ir taip toliau. Jūs, pavyzdžiui, paminėjot nosies plovimą, sakysim, ir taip toliau. Kaip dažnai tenka apie gyvenseną kalbėti? Tenka ir nemažai iš tikrųjų, nes faktas, kad ir kaip mes šnekėjom ir apie aplinką, kad tai yra oro drėkinimas, kambario paprasčiausias išsivėdinimas, fizinis aktyvumas, pakankamas skysčių vartojimas, dėl to, kad žmonės kartais skundžiasi gleivėmis, kurios kimba nosį ir nosiaryklėje, sunku jas nuryti ir po to paklausiu, kiek žmogus išgeria skysčių per dieną, jis sako, porą stiklinių gal. Tai iš kur gleivėm būti skystom ir slinkti tam tikrais keliais, jeigu nėra skysčių, iš ko tam gleivėm gamintis. Tai šitie dalykai, kaip ir sakau, fizinis aktyvumas, visada paprasčiausias nosies plovimas, irgi viena iš pagrindinių priemonių, kurių žmogus gali imtis, net ir pajutęs pirmosius ligos simptomus. Tai čia fizinis aktyvumas irgi miego apnėja, knarkimas, tai yra pagrindinis dalykas, ką žmogus gali pats daryti ir kokias pastangas įdėti. Ir kartais tai gali žymiai pagerinti tą gyvenimo kokybę vien tik tai laikantis dietos ir fiziškai aktyviai gyvenant. Tai man taip apibendrinant mūsų pokalbį, visgi norėčiau paklausti, gal dar 2 klausimų. Vienas iš jų būtų, ką rekomenduotumėt pacientui? Pavyzdžiui, kokius pagrindinius dalykus norėtumėt jam pasakyti tam, kuris serga nosies ligomis ir kuris pakeliui į jūsų kabinetą? Tikrai nebijoti nosies plovimo. Tikrai nebijoti apsilankyti pas gydytoją, jeigu pačiam išsigydyti nepavyksta, nelaukti ilgai, nedelsti. Fiziškai aktyviai gyventi, išsivedinti kambarius dažniau, žiemą naudoti drėkintuvus. Ir nebijoti nei endoskopinių operacijų, nei, vizito pas gydytoją, kai pačiam nepavyksta susitvarkyti. Ir paskutinis klausimas. Kas jūs daro laimingą jūsų darbe? Turbūt, kad operacijos. Kai einu į operacinę, būnu savo stichijai ir sėkmingos operacijos visada kelia šypseną ir laimingi pacientai. Ačiū labai Mantai, ačiū labai Vilnelės klinikų sveikatos virtuvės klausytojams ir žiūrovams ir nepamirškite mūsų prenumeruoti.